Sveiki, brangus draugai, dabar yra sekmadienis, 11 val. Ryto ir atvažiavau aš į pirmąjį savo objektą. Šiame objekte aš turiu šeimininkams padaryti 3 darbelius. Turiu panaikinti tarpelius tarp laminato plokščių virtuvėje, turiu sutvarkyti 2 ar 3 durų rankenas, nes baisiai klybo, ten jau kai kuriuose vietose ir iškritusios rankenos durų. Bei turiu vonioje sutvarkyti dušo galvutę laikantį laikiklį. Ta prasme, pats laikiklis yra tiesiog nukritęs, iškritęs, tai tiesiog jį reiks iš naujo pakabinti. Tai 3 maži darbeliai, juos atlieku ir keliauju į kitą objektą. Gerai, taigi pirmoji problema pas žmonės esanti, tai tiesiog nukrito štai toks dušo galvutės laikiklis. Štai matot, išsitraukia diupeliukai. Tai tiesiog aš padarysiu, statysiu naujus diupeliukus ir užmontuosim šitą laikiklį atgal. Tai labai lengvas darbelis. Įdėjau šiek tiek didesnio diametro diupeliukus. Dušas labai stipriai laikosi. Štai ir viskas. Dušas sutvarkytas. Einam prie kitų darbų. Antras darbelis tai yra visam bute sutvarkyti durų rankenas. Šeimininkė galvojo, kad reikės keisti naujas rankenas, bet kai pasižiūrėjau durų rankenas, jos man atrodo kuo puikiausiai. Štai, jos yra visai tvarkingos, tai reikia tiesiog naujus varžtelius naujose vietose sugręžti ir tos pačios rankenos kuo puikiausiai toliau tarnaus. Ir aš sutaupysiu laiko, nereikės važiuoti iki Senuko arba Ermitažo ir pati buto šeimininkė sutaupys pinigų, stipriai sutaupys pinigų ant naujų rankenų. Nes tikrai senosios kuo puikiausiai vis atrodo. Na štai senosios rankenos. Sustačiau ant naujų varžtų, išgriežiau naujose vietose varžtelius, kad nebūtų skylutės išdraskytos. Taigi senosios rankenos dar ilgai tarnaus. Na ir dabar apsivalau darbo vietą ir einam prie kito darbo. Šeimininkė sakė, jog su šita rankena taipogi turi problemų, bet šita problema irgi labai lengvai išsprendžiama. Atsukam žiedelį, kuris slepia varžtelius. Taigi atsuksim šitą varžtelį, išgręšim naujas skyles naujiems varžteliams, nes čia, kaip matot, laikėsi kažkodėl, tai nežinau kodėl, tik ant vieno varžtelio mes įdėsim kaip minimum 2 varžtelius. Ir štai šitoks mechanizmas man daug labiau patinka nei prieš tai buvusi rankena, nes širdelė, kuri jungia abi rankenas iš abiejų pusių, yra prisukama iš apačios štai tokiu šešiakampiu, taigi tokios rankenos daug mažesnę turi tikimybę išklipti. Tai ką, tvarkom. Na ką, štai rankena sutvarkyta, nekliba, tvarkingai veikia. Dabar belieka tik susitvarkyti savo darbo vietą ir judėti prie kito darbo. Na ką, priėjom prie trečiojo darbo. Trečiasis darbas tai yra, kad virtuvėje 2 vietose yra ganėtinai nemaži tarpai tarp laminato ir šeimininkė nori, kad aš tuos tarpus panaikinčiau. Tai ką aš darysiu, štai turiu įrankių ir tiesiog nuimsiu šitą plintusą ir bandysiu su laužtuvėliais pastumti laminatą taip, kad pranyktų šitie tarpai. Na, bandom. Tai ką, turėjom tarpelius, bet tų tarpelių nebeliko. Taigi atgal sumontavau plintusą ir darbas šiame bute yra baigtas, taigi keliaujam pas sekančius užsakovus. Tai ką, atvykom į antrą objektą, einam pasižiūrėti, kokius tiksliai darbus reikia atlikti. Apytiksliai žinau, kas per darbai, bet noriu įvertinti, kokia ten reali situacija. Tai ką, nešuosiu su savim tapkes, nes nenoriu pas žmonės vaikščioti su savo laukiniais batais, noriu vis tiek, kad pas žmonės būtų švara. Štai koks katinas mus prie durų pasitinka. Tai ką tik buvau pas šeimininkę, pas užsakovę, tai reiks padaryti 3 nedidelius darbus, ganėtinai paprastus. Tai reiks seną šviestuvą nuimti, surinkti naują šviestuvą, jį pakabinti. Antras darbas tai bus paprasčiausiai tualete virš kriauklytės muilinę pakabinti, reiks ant 2
diupeliukų prigręžti. Ir trečias tai bus dušą sutvarkyti. Dušo sutvarkymas tai ten bus paprasčiausiai dušo užuolaidėlės laikiklis, toksai karnizas metalinis. Jis nelaiko, tai reikės padaryti taip, kad kampe laikytų ir žodžiu, kad karnizas dušo užuolaidėlės laikytų. O dabar važiuoju į statybinių medžiagų parduotuvę, nusipirksiu porą detalyčių ir grįšiu pas užsakovę padaryti darbus. Taigi reikia šitą lempą nuimti, surinkti štai šitą naują lempą ir ją sumontuoti. Na ką, šviestuvas surinktas, dabar jį reikia tik pakeisti vietoj senojo. Na ką, naujas šviestuvas pakabintas, tvarkingai viskas veikia. Darbo vietą apsitvarkiam, galim judėti prie kito darbo. Antras darbelis bus toks, kad pakabinsim naują muilinę. Čia stovėjo senoji muilinė, yra likusios 2 skylutės. Vieną iš tų skylučių mes panaudosim, kad mažiau skylučių būtų sienoje. Šita skylutė liks, bet bent jau vieną paslėpsim. Ir štai bus tokia graži nauja muilinė. Na ką, štai muilinė pakabinta. Čia štai toks stiklas, kad prasiplaut būtų galima. Įdom prie trečio darbo. Na ir štai šį vakarą priėjome prie paskutinio darbelio, prie dušo užuolaidėlės laikiklio, štai šito karnizo liaudiškai vadinamo, ir kaip matot, jis visiškai nelaiko. Jeigu užuolaidėlės atitraukiam štai šičia, tai jis iš vis nukara ir čia tik laiko klausimas, kada jis visiškai nukris. Taigi spręsim šitą problemą įtvirtindami šitą tašką, šitą kampą, o tai padarysim prie lubų. Prigręšiu štai šitokį inkarinį varžtą su štai šitokia kilpa ir tada, nežinau, su kažkokia virvutė arba žvejybiniu valu prikabinsim štai šitą kampą, kad jis būtų štai tokiam lygmenyje stabiliai. Na ir pažiūrėsim kaip. Taigi trečias darbas irgi atliktas. Sutvarkiau karnizą užuolaidėlės. Taigi sprendimas, kaip minėjau prieš tai, toks. Išgręžiau viršui kabliukui, diupelis toksai, jis labai tvirtas, gerai laiko. Ir jūs greičiausiai čia nematot, bet čia yra zylka. Tiesiog zylka, žvejybinis valas, lydekinis 0,4. Tai žmogus čia be abejo neužsilips, čia svorio neatlaikys, bet užuolaidėlių svorį tikrai laikys. Tai nežinau, toks paprastas elementarus sprendimas buvo priimtas ir manau visai puikiai atrodo. Tai ką, brangiai, 6 val. Vakaro, baigiam savo darbus, visi darbai atlikti greitai ir kokybiškai. Iš viso šiandien aplankiau 2 klientės, pas kiekvieną teko po 3 skirtingus darbelius atlikti. Pradedant nuo durų rankenų remonto, baigiant elektros darbais, vienu žodžiu šviestuvų kabinimais. Bet būtent todėl man ir patinka mano darbas, nes kiekvieną dieną vis kažkokie kitokie darbai laukia, ta prasme nebūna tokių pačių darbų, nebūna tokių pačių dienų. Kiekvieną dieną jokios monotonijos, vieną dieną žiūrėk kažką tai reikia su santechnika, kitą dieną reikia su elektra, kitą dieną kažką pašpakliuot, kažkokį linoleumą paklot. Vienu žodžiu, jokios monotonijos, kiekvieną dieną vis kažkas naujo ir vis kažką naujo aš pats išmokstu. Šiandien taipogi teko labai nemažai improvizuoti tiek vienoje, tiek kitoje dalyje. Tenais ir šviestuvas atėjo ir dėžiai trūko vienos detalytės. Ten, ta prasme, visas šviestuvas pilnai nesusirinko, todėl teko vėlgi biškį pasitelkti vaizduotę ir improvizuoti. Bet manau, vis tiek galutinai tiek šeimininkė buvo patenkinta, tiek man pačiam gražiai viskas atrodė, tai manau savo darbą puikiai atlikau. Taigi tam kartui tiek, draugai, ir susimatom jau kitam video. Iki.